Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai jūs už manęs matote vieną iš legalių kopijų. Legalių kopijų kuria prasme? Tai yra sovietiniais laikais, mes kaip žinome, buvo daug gaminama automobilių ir tik tai yra dvi legalios oficialios kopijos. Štai už manęs yra viena iš jų. Tai 1928 metais pastatyta gamykla Nižnij Novgorode ir tai yra, jau turbūt visi nustatėte, Palutarkė, Gaz AA arba Gaz MM, kaip jinai vėliau buvo pavadinta. Tai šiandien pademonstruosime mes ir vienos, ir štai kitos, užvedimo principus. Galiu pademonstruoti, čia ateikit čia arčiau. Yra variklis 4 cilindrų, standartinis, aiškiai, čia irgi yra kopija. Tai didžia dalimi čia viskas yra originalu. Karburatorius K14 būtent apatinis, viskas bėga, o čia yra kuro bakas ir sava eiga teka kuras būtent į karburatorių. Tai jokios pompos nėra ir atrodo kaip ir viskas paprasta. Užvedimas yra starterių, kojinis, galima žinoma ir kreivų starterių, tai pabandysime dabar užvesti, pažiūrėti, čia kas čia, kaip čia veikia, kas čia funkcionuoja. Dirba arkliukas. O štai čia matote nerestauruota. Irgi tokia pačia transporto priemonė, kurias buvo gaminamos nuo 32 iki 50 metų, jų pagaminta arti milijono vienetų. Tai jeigu ta yra restauruota, jūs jau matėte per renginius, šita tik tai retromugėje buvo pasirodžiusi. Ir mes ją taipogi irgi pabandysime užvesti, turėtų jinai funkcionuoti. Čia irgi tas pats variklis yra, va štai galiu parodyti. Matot, čia tik tai jau kas pastebėjo iš karto specialistai, kuro bakas yra truputį taip remontuotas. Ir pažiūrime, užsives ar ne. Čia užsiveda iš variklio skyriaus. Va čia starteris ir žiūrim. Dirba. Pabandysim pavažiuoti. Toks trumpas ekskursas į transporto istoriją. O kaip manote, kuri yra antra legali kopija? Parašykite komentaruose, pažiūrėsim, ar žinot ar ne. O jeigu ne, tai tada mes patys pasakysime. Einu užgesinsiu šitą.